Sveiki visi, aš esu Rokos apžvalgininkė Karolina ir šiandien su jumis noriu pakalbėti apie išleistuvių makiažą. Ir iš tiesų tai yra ypatinga šventė kiekvienos merginos gyvenime ir savo išleistuvės aš atšvenčiau berods prieš 2 metus. Netgi dabar, kai susitinkame su draugėmis ir jeigu kalbame apie išleistuvės, visada nuskamba frazė "viską daryčiau kitaip". Ir iš tiesų dabar jau žiūrint iš perspektyvos į tą dieną suprantu, kad tai yra jaunatviškumo šventė ir kad gundančiomis viliokiamis mes dar galėsime būti visą likusį gyvenimą, tačiau jaunomis merginomis jau nebe. Ir būtent todėl aš siūlau visas jaunatviškas spalvas ir turiu tokį patarimą pasirepetuoti makiažą dar prieš tą šventinę dieną, net jeigu ir darote, tarkim, pas kažkokį visažistą, nes iš tiesų man nutiko taip, kad man darė makiažo specialistė, tačiau man visiškai nepatiko, jis man buvo per tamsus, tačiau visiškai nebebuvo laiko jį pataisyti, tad ėjau šventę su man patinkančiu makiažu. Na, o jei nusprendai makiažą darytis pati, būtinai reikia pasirūpinti, kad jis išliktų ilgai. Ir tam yra būtina makiažo bazė. Ir čia šiandien aš naudojau Prestige Primed and Ready makiažo bazę, kuri yra tikrai lengva, nesijaučia, kai dar uždedi ir patį makiažo pagrindą kažkokių daug sluoksnių, tikrai labai maloniai jaučiasi ant veido ir svarbiausia, palieka makiažui išlikti labai ilgai. Makiažo pagrindą siūlau rinktis jau daugelį kartų patikrintą ir patvirtintą, tavo mėgstamiausią. Turbūt pati tekstūra, ar jis bus matinis ar šiek tiek blizgus, nėra svarbu, tiesiog siūlau pasirinkti tokį, kuriame nebūtų SPF. Toliau keliavau prie antakių ir jiems sutvarkyti pasirinkau Arkansas antakių pieštuką atspalviu Candor. Ir ką noriu patarti dėl antakių, tai tą jaunatviškumo įspūdį palieka šiek tiek platesni, ne tokie idealiai sutvarkyti. Aišku, sutvarkyti, kad atrodytų gražiai, bet jokių griežtų linijų, na, reikėtų vengti ir nenuploninti tų antakių iki siūlelių. Na, o akių šešėliams, kaip jau minėjau, siūlau rinktis kažkokias šviesias, natūralias spalvas ir šį kartą pasirinkau šešėlius iš Essence 3D linijos atspalvių Irresistible Choco Cupcake. Ir norėjau sukurti šiek tiek švelnų, padumavusių akių efektą, rudą atspalvį dengiau išorėje ir auksinį tada per visą akies voką, tačiau turbūt idealiomis sąlygomis būčiau labiau išsklaidžiusi dar šiuos šešėlius, kad dar švelnesnis būtų efektas, todėl būtent ir sakau, pasirepetuokite išleistuvių makiažą prieš tą šventinę pačią dieną, nes iš tiesų galbūt, nežinau, šie šešėliai nėra itin labai pigmentuoti, todėl man reikėjo jų paimti kiek daugiau, o kai jau paėmiau daugiau, tada buvo sunku išsklaidyti, tad reikia atrasti tą aukso viduriuką. Kad paslėpčiau dirbtinių blakstienų liniją, savo akis apvedžiau Gabriela Selvet skystų akių apvadu. Mano blakstienos susilietų su dirbtinėmis, padengiau jas vienu plonu sluoksniu akių tušo, blakstienų tušo iš Catrice Ultimate Lash Multimizer. Tušą siūlau bet kuriuo atveju rinktis vandenės parų, nes ši šventė yra sentimentali ir dažnai pasitaiko vieną kitą ašarą nubraukti, tad geriau, kad tas tušas liktų vietoje. Na ir dirbtinės blakstienas pasirinkau Allure Volume 100 ir iš tiesų šios blakstienos yra puikios, nes nėra pernelyg dramatiškos, bet suteikia akim tokio subtilumo, išraiškingumo ir iš tiesų tikrai yra labai gražios, riestos ir dirbtinės blakstienos yra tam tikra investicija, net galite naudoti jas net keletą kartų, tai yra keletą kartų pasipuošti ir nežinau, jos tiesiog pagyvina ir suteikia bet kokiam makiažui, bet kokiam įvaizdžiui to tokio ypatingumo.
Toliau, kad būčiau visiškai užtikrinta, kad mano makiažo pagrindas niekur nedings, liks savo vietoje, viską užtvirtinau Essence All About Matte kompaktinę pudrą, kuri iš tiesų yra labai lengva, nepastebima ant odos ir puikiai tinka šiai progai. Savo skruostams papuošti pasirinkau Manhattan skaistalus atspalviu Golden Brown ir tai iš tiesų yra tokia natūrali rusva spalva, kažkas tarp bronzato ir skaistalų. Dėl to ir dengiau tokioje nelabai konkrečioje zonoje tarp bronzato ir skaistalų ir labai švelniai vėl, kad viskas atrodytų natūraliai. Na ir paskutinis ir šiandienos mano įvaizdžio akcentas yra ryškios, gražios, jaunatviškos lūpos. Ir lūpom tikrai labai svarbu nepamiršti lūpų pieštuko, nes tai yra garantas, kad visas lūpdažio kraštas atrodys gražiai, išliks viskas ilgai per visą dieną, geriant, valgant, bučiuojantis, kalbant ir taip toliau. Ir šį kartą aš naudojau Essence lūpų pieštuką atspalviu Wish Me a Rose. O kaip lūpdažį naudojau matinį, tikrai labai ilgai išliekantį Prestige Style Couture lūpdažį atspalviu 02. Na, o kad mano plaukai viso šventės metu išliktų vietoje, nesiveltų, pasirinkau Nova Gold super stiprų plaukų laką. Na, štai toks makiažas ir turbūt tokį aš rinkčiausi, jeigu man tektų šiandien švęsti mano išleistuvės, galbūt, kaip jau minėjau, dar šiek tiek pašviesinčiau akis, bet tai tik tiek. Ir iš tiesų linkiu visoms sėkmės ir nesikrimsti, jeigu kažkas nesigaus, jeigu, tarkim, makiažas bus per tamsus arba lūpų spalva ne ta, nes iš tiesų svarbiausia džiaugtis draugais ir akimirką, na, makiažas tai tik makiažas. Tad gražios šventės, nepamirškite džiaugtis jaunystę ir iki kito susitikimo.